Esu tradicinių matų meistras, turiu sertifikavęs uoksinių inkilų gamybą. Kaip tai viskas daroma dabar? Tam reikalui reikia rasti tuščiavidurį medį. Paaiškinsiu dėl ko. Medis, jeigu jis nuvirtęs, jisai pūna iš lauko, iš išorės. Jeigu medis pradeda gesti augdamas, stovėdamas, jisai pūna iš vidaus. Kai medis pradeda gesti iš vidaus, sulėtėja medžio augimas. Sulėtėja medžio augimas, atsideda plonesnės rievės metinės. Kuo medis stipriau genda iš vidaus, tuo lėtėja augimas, tuo plonesnės rievės, tuo tvirtesnis ir ilgaamžiškesnis medis. Belieka įskaptuoti vidų. Tam yra naudojama keletas instrumentų. Kaltai, jie gali būti įvairios formos. Su kaltu iškalį. Dėl laiko stokos aš čia jums viso šito neskaptuosiu, nes pakliūva gana kietas medis ir aš porą valandų visą tai gali tęstis. Va. Tada daugmaž jau turiu paruoštą. Išvalius vidų, padarius jį iki tinkamo diametro, kad jūsų numatytam paukščiukui tiktų, reikia vidų visą pavalyti. Tam yra toks skaptas, pusiau apvalus. Ir su tuo skaptu braukiam, valom vidų. Apvalom vidų, reikia išgręžti skylutę. Irgi skylutė priklausomai nuo to, koks inkilo diametras, kokiam paukščiukui, o visą šitą galima sužinoti ornitologų draugijos tinklapyje. Išgręžiam skylutę. Seniau šitą buvo daroma su teblium. Šito atveju paimamas teblius ir čia aš negadinsiu dabar, nes mano jau išgręžta. Ir su teblium išgręžiam skylę. Tada reikia pavalyti vidinę pusę, kadangi įeidamas teblius pašiaušia. Reikia, kad inkilo viduj nebūtų jokių atsikišusių dalelių, už kurių paukščiukas galėtų užkišti koją. Ir jis tada gali užsikabinti ir neišlysti. Padarius angą, belieka dugną įtaisyti. Dugną padarom labai paprastai. Paimam lentą, pastatom jau mūsų įskaptuotą inkilą, paimam pieštuką arba vinuką ir vidų apsibrėžiam visą šitą matavimą. Tada belieka apipjauti. Apipjovus gauname va tokį. Daleiskim. O čia būtina skylutės gręžti kažkam tai? Taip, skylutės yra pageidautina, kadangi ir žiemos metu pripūsto sniego jisai tirpsta, reikia, kad jisai pasišalintų. Ir gali būti, kad stiprus lietus prilyja, o be to, esant skylutėm, geriau ventiliuojasi inkilas, kad ir paukštelis prikrauna čia samanų, plunksnų, visko, bet vyksta geresnė inkilo ventiliacija. Ir tada šitą dugną paimame, įstatome. Va štai. Viskas, belieka uždėti stogelį. Stogelį nepaėmiau tinkamos lentos, bet kaip pavyzdį, stogelį irgi prikalam. Ir inkilas paruoštas. Tautinio paveldo inkilai, jie reiškia yra gaminami tokiu pat būdu ir tokiom pat priemonėm, kaip buvo gaminama maždaug prieš 100 metų. Tik tuo metu inkilai nebuvo gaminami specialiai paukščiam. Patys pirmieji inkilai Lietuvoje atsirado kaip spiečių gaudyklės bitėm. Tai toks skirtumas. Pritaikoma viskas, kas netinka normaliau inkilui pagaminti. Šito atveju žiemos metu pakabinus tai būtų lesyklėlė paukščiukam, o vasaros metu, jeigu kabiname pastogiai, tai būtų puikus inkilas pilkai musinukiai. Dar tokio paties aš parodysiu. Tai irgi gali būti kaip lesykla žiemos metu pakabinama,
O vasaros metu, kai lesyklos nebereikia, pilkai musinukiai arba kėliai netgi gali būti geras lizdas. Dabar paskutiniu metu pradėjau gaminti tokius inkilus, kaip aš vadinu, vardinius arba proginius, kur žmonės užsisako kokią nors progą artimam žmogui padovanoti. Tai šito atveju čia yra va, toksai inkiliukas su dviems paukšteliais. Va, ir daugiau čia nieko nėra, pasaga, žirgelis. Šitie inkiliukai dar pas man būna su užrašais, kur paprasčiausiai dedikuoja žmonės, kad žmogaus vardą rašo ir kokią progą. Vat. Beje, tą patį darome ir Gražutės regioninėme parke, kur žmonės gali reiškia, padovanoti savo žmogui dovaną, vardinį inkilą ir tuo pačiu paremti parką. Parkas iškabina jų dovanotą inkilą miške, nusiunčia jiem nuotrauką ir nurodo to inkilo koordinatės, kada keliaudami jie bet kada gali rasti savo inkilą.